Ačiū šlovintojams. Dabar pakviesiu dar vienam liūdimui ir paraginimui paaukojimams Valdemarą, mūsų bendrijos iždininką. O su Valdemaru, kur tik tai nebuvom su juo. Ir ten nebuvom, ir ten nebuvom. Buvom iki pat žemės pakraščio. Buvom ir Kalifornijai, buvom ir Južnai Sachvalinsk. Pamenu naktį, mėgam ir negalim užmigti, nes labai skirtumas laiko. Ir kažkas kalbasi su telefonu, vyras kažkoks telefonis su kažkuo kalbasi. Ir girdžiam, mama, paslūšai minė, mama. Kokias 2 valandas su motina kalbėjau. Ne, buvo iš tikrųjų, aš Valdemaras, buvo geresnis momentas apie lauktuvės. Ja? Atsiminė apie lauktuvės? Papasakok. Čia, kad biškį nuimti įtampą ir savo, ir jum. Niekaip užmigti negalim. 1 valandą, 2, sako Algis. Sako, atsikelsim, mums taigi 6 ryto keltis. Sakau, jo. Sako, reikia atmiegot. Nu, dar Jokūbo laišką paskaitėm. Užgesinom šviesas, tipo miegam, žinai. Koks praeina pusvalandis. Žinai, toks girdžiu. Tašė taip atsidaro. Ir ten atsiema, žinai, tai šokolado tas auksiukas. Aš taip, Algutė pasidalinti nenori. O Jėzau, kaip jis tada paraudo. Sako, man taip užsimanė saldaus, bet gėda, sako, man ten Edita sakė, lauktuvėm idėjo, sako, taip noriu. Tai va toks. Tai va, tai esu Valdemaras, iždininkas. Sunku visada, aišku, apie tą iždą, bet čia ne apie iždą, apie liūdimą. Iš tikrųjų, tai jaunystėje irgi augiau, kaip kalbėjo Andriukas, toks gatvės vaikas buvau. Bandžiau daryti verslą, nesakau, kad verslininkas, bet bandžiau tada spekulacijos, kas buvo galima paimti parduoti. Turėjau pinigų. Tokiu būdu, aišku, gėriau, lėbavau, prasigėriau, tapau alkoholiku, atsidūriau gatvėje, puikybės daug, gyvendavau, lankydavausi landinėse, gėriau iš pradžių ten tą skiestą spiritą, kaukolinis vadinas, paskiau dekoloną, tapau fufiršiku. Tada mane Dievas surado, išlaisvino iš alkoholio. Tada radau bendriją, daugiau čia prieš 20 metų. Ir su tos bendrijos dalis dabar važinėjom, kaip sakė. Tarnaujam, šitie mūsų yra tokie banketai, kitaip pietus. Iš tikrųjų, jie yra už dyką, o ta prasme, nereik mokėti. Šį kartą mes negalėjom tokį savo leisti. Nežinau, tai jūs šiandien tikrai nieko daugiau neskolingi. Tai va, tai taip jau su bendrija, aišku, tapau verslininku tikruoju, vėliau turėjau infarktą, turėjau mirti, buvau numiręs, klinikinė mirtis, 10-15 minučių, tai buvo skilvelių virpėjimas, klinikinė mirtis, bet Dievas gailestingas atsiuntė angelų ir išgelbėjo mane. Vienas angelas šiandien yra su manim, mano žmona Kristina, kuriai taip jau nusirengiau, sakiau, kvies greitąją, tai jinai lipo laiptais, tai turbūt kaip angelas. Tai va, tai aišku, dar po tos klinikinės mirties dar turėjau keletą infarktų ir vienas infarktas buvo toks 4. Vieną dalyką, kame esu dar nelaisvas ir labai stipriai turiu rūkimą ir aišku, mane visi taip, tai kaip tu Valdemarai gali, sako, galiu, man blogai, bet galiu. Sako, 4. infarktas, tai dar tau, kad tu trūksta dar kažko. Aišku, aš buvau reabilitacijai ir buvo tokia, aš melsdavus, prašydavau išlaisvinimo, bet rūkau. Žinot, ir kai vaikščiau ten Druskininkose miške, aš jau ėjau į tokią konfrontaciją su Jėzum, sakau, Jėzau, aš papiktinu brolius, tu kaip nors gali mane išlaisvinti, ką nors padaryti. Aš ne to keliu gal einu, sakau, tai tu pasakyk, taigi aš atviras, sakyk, aš ten eisiu, kodėl, sakau, 4. kartą mirštu, nenumirštu, arba paimk, arba
Antaną matau, man atrodo, ir Antanas. Antanas sako, mane sutikdės klausė, sako, Valdemarai, pas tai Jėzus dar su dujokaukė, ar ne? Tai, žinot, aš užpykau, atsimenu, sakau, Jėzau, tai ką tu čia dabar? O mano, tuo metu, kai buvo man 4, mano uošvienė, turėjo insultą, numirė, 5 operacijos, daktarai atjungė aparatūrą, sakė, visi važiuokit atsisveikint, visi važiavo atsisveikint, o aš gulėjau ir taip aiškindami su Jėzu, Jėzus sako, važiuok į Klaipėdą, nes jinai klaipėdėti, sako, melstis už uošvienę. Aš labai įsigandau ir pagalvojau, kad man nuo religijos, nuo tikėjimo stogas pavažiavo. Aš bėgau atgal į savo gyvenamą vietą, ten sanatoriją, įsijungiau greit televizorių ir galvoju, viskas. Kitą dieną vėl ėjau melstis, sakau, viešpatie, nejuokaukit, kas čia kalbėk, tas pats, sakau, važiuok melstis už uošvienę. Ten numiris, aš suprantu, melstis, kad išgytų, aš 4 infarktą, čia rūkantis, kalbu apie rūkimą, iš tikrųjų paprašiau duoti ženklą, buvo tas ženklas, kai grįžau namo, su vaikais, su anūkais važiavom, iš tikrųjų atsisveikinti ir nuvažiavom į tą ligoninę, aš toks buvau pripildytas, atrodė, bet kai užkilau į tą ligoninę ir pamačiau po insulto žmonės, kurie yra realiai numirę, tai ten tikėjimas, aišku, dingo. Įėjau į palatą, pamačiau, aš jinai iš vis dingo, nes jinai labai kūdas žmogus yra, bet kai aš ją pamačiau, ten buvo tik kaulai ir skūra ir, aišku, pusė kaukolės nebuvo. Mirė žmogus ir ten, bet, vienu žodžiu, išgelbėjo mane sesutės to kartėjų, sako, visi turite išeiti, mes čia keisim. Žinot, ten po savim pasidarė, nes ir kiti ten gulėjo, išėjau į kalidorį, sakau, Jėzau, kas čia bus, kas čia, toks jaučiaus. Bet užėjom 2 kartą ir aš pradėjau melstis su vaikais ir ne aš meldžiausi, nes tarsi manyje aš negalėjau sustabdyti, aš pats klausiau savo maldos. Ir žinot, jinai pradėjo verkti. Įsigando, ką daryti. Sakau, tai šluostykit ašaras, bet jinai, ačiū Dievui, kad neatsikėlė iškart, nes būčiau šoką pats gavęs. 5 infarktą vietą, atsikėlė kitą dieną, žinokit. Jinai, ačiū Dievui, šiandien gyva. Ir kai sakė, kad jinai gulės, ten po porą savaičių lakstė, dar po porą savaičių po mėnesį langus pradėjo plauti, nes jinai darboholikė, tai ją ten nutempė, sakė, negalima to daryti. Bet jinai tokia. Tai va, gyvenimas taip. Ir aš jums pasakyti, tokie daug dalykai, bet mane gyvenime yra sujaudinęs ne šitie dideli dalykai, nes tada įsivaizduodavau, turbūt kaip ir jūs įsivaizduojat, kad Dievas tik tai tokiais dideliais sunkumais apsiema, dideliam problemom. Mano didžiausias man pačiam yra liūdimas yra tas, kad mes važiuodami su bendrija iš Ukrainos, mes važiavėjom po Ukrainą, tarnaudavom, darydavom banketus, važiuovom pro Baltarusiją. Mums pakvietė, sako, davai, mes sakom, ne, mes skubam, bet išprašė ir mes užvažiavom tokią konferenciją krikščionišką. Ten paliūdėjom, kaip šiandien, pagrojom ir aš susipažinau su tokiu Ženė, Evgenijus, turbūt rusiškai, Ženė, strumpitai. Ir po kažkiek laiko, po mėnesio jis mane pakvietė, nes jis yra diakonas Sekmininkų bažnyčioje. Tai pastoriaus tokia antra ranka, kaip sakant, pakvietė mane į bažnyčią paliudyti, bažnyčiai. Bet aš turėjau, mums kaip tik buvo renginys, buvo Taujėnų dvare renginys ir sakau, galiu, bet ten 5-dienį, 4-dienį, vien žodžiu sutarėm, aš nuvažiavau į Baltarusiją. Žinot, jis turėjo naują namą, pats susiminėjo verslų, turėjo tas mikriukai, kaip mes sakom, taksi, žinot, kur važinėja po miestą ir Minske jisai turėjo. Ir turėjo tos mikriukus, tai namas buvo naujas, o garažais pasidarė, žinot, tie daug aukštesni autobusiukai, kad stovėt buvo prie namo, tokia aikštelė, nes pirmas aukštas pasivyko aukštesnis, reikėjo užlipti laiptais, kaip šita scena.
o šalia tenai yra nuvažiavimas į garažą, dar kokie 3 metrai paaukštinta. Ir aš atvažiavau iš vakaro, mes ilgai kalbėjom, bendravom, gėrėm arbatą ir vakare, žinot, aš nelabai laisvas, išėjau pažiūrėti į 2 valandą nakties į dangų, oi, kiek daug žvaigždžių, porą kartų apsisukau, kadangi nebuvo dabaigta statyba pas į aikštelę, aš taip apsisukau ir kažkaip dėjau žingsnį ir kritau, ten 4 metrai kokie buvo, nežinau. Kritau 130 sverių šiaip. Ir tik tai, kai nusileidau, aš pajaučiau toks mano kepenėlių skonis, kepenų, burna atkrūpintų ir dingo sąmonė. Jis tai mane purta ir sako, Valdemarai, atleisk, Valdemarai. Toks įsigandęs, aš pramerkiu akis, sakau, žinai, viskas gerai, gyvas. O pačiam mintis galvoju, jeigu koja kokis atviras lūžis ar ką, tai kaip sustabdyti kraują, daug minčių lekia, nes aš geriu skystinančių, žinot, infarktą, tai krauja netaip paprasta. Ir šiaip netaip jis mane pakėlė, šiaip netaip dėjau iki lovos. Ir ryte atsikėliau, sako, nu, ar važiuosi bažnyčią? Sako, aišku, važiuosiu. Batus negalėjau užsidėti, atsimenu, nes ištinė kojas ir mėlynos pirštai buvo. Mėlynos kojas ir nuvažiuoju į bažnyčią. Ne, užsidėjau tapkį su tapkį, ar sportbačius susiradau, nes turėjau tokius, žinot, prie kostiumo reikia batų. Nu, nesvarbu, užsidėjau aš, atsimenu, kad netilpo mano šliubinius, nu, ne šliubinius, tai batai, žinot, kokie būna, nu, tie. Nuvažiavau į tą bažnyčią, taip, eidamas taip, ir įėjau į bažnyčią ir pastorius girdžiu, bažnyčia stot, ten močiutės tokios su skarutėm, sėkmininkas. Stojo, sako, va, velnias bandė sutrukdyti, iškelkit rankas ir melskite su šitą vyrą, Dievo vyrą. Tos močiutės iškėlė, ten meldėsi, aš praėjau prie sakyklos, atsistojau, padėkojau, pradėjau liudyti savo gyvenimo liudimą ir paliūdėjau, paskui išėjo melstis, už ką reikėjo pasimeldėm, bet aš nuo scenos nuėjau taip ir tik tai apačioj pastebėjau, kad aš normaliai vaikštau, negaliu patikėti. Aš nesupratau, kada išgydė viešpats, bet išgydė. Aš aišku grįžau, persižiūrau ir kojas, nemėlynos ir pirštai, viskas tvarkoj. Bet vienas toks keistas dalykas buvo tarsi didžiajam piršte, tarsi su adatyte kažkas toks kaip smaigalys, kad būtų jaugęs nagas, taip eini ir cik, ir įdurė. Ir aš aišku greit, nes aš važiavau į konferenciją, vyrų mūsų konferencija buvo Taujėnų dvare, 300 žmonių ten susirinkę šeimos. Ir važiuoju ir Jėzus, sakau, aš nelabai suprantu, sakau, tu jeigu gydai, tai tu išgydai. Kodėl man ten kaip adatėlė, tam piršte yra tarsi prie nago. Oi, atsiprašau, Jėzau, iš tikrųjų, sakau, tu išgydėjai, aš aišku, viskas yra dėkingas, nepyk, čia šiaip sportinis interesas buvo. Važiuoju, bet man knėti. Na, aš važiuoju į Taujėnų, va čia kaip šita salė, ten jau viskas vyko, ten mano šeima suvažiavo, mama, seseris ir aš taip įeinu į tą salę, čia šlovinimas vyksta, va kaip Algi šlovina. Ir aš ieškau ten savo šeimos ir staiga šlovinimas nutrūksta. Ir Algi sako, kažkam tai šitoj salėje, kažkam čia yra su kojos pirštu. Išeikite į priekį ir toliau groja, šlovina. Na, aš galvoju, kažkam su kojos pirštu ir toliau ieškau. Staiga už minutės dar kartą sustoja, už minutę, nežinau, gal tai 15 sekundžių, sustoja, sako, klausykite. Kažkam tai yra kairės kojos, didysis pirštas ir sako, tarsi taip sodatėlę. Cik, cik. Aš žinokit, man va taip, šiurpai, aš atsisukau, eiti link sceną, sako, tai išgydė, nepergyvenk, kaip viskas. Man būna gyvenime, iš tikrųjų, aš išgyvenu sunkumų ir daug įvairių situacijų ir man šitas liudijimas yra mano toksai, kad mums atrodo, kad ten Dievas laukia su didžiausiais raštais, su sunkiom liau. Ne, jisai žino kiekvieną jūsų menkiausią. Ir tai man buvo. Jis žino kiekvieną menkiausią ir ne tą adatėlės nepatogumas, jūsų negalės, jūsų viską Dievas. Jis yra nuostabus. Jėzus yra nuostabus.
Ir jisai jūs pažįsta kiekvieną asmeniškai. Tiesiog mums reikia patikėti juo, atiduoti jam savo gyvenimą. Ir jisai bus tikrai jūsų gyvenime nuostabus, aš jums pažadu.